Ten dar yra ta skulptūra, kur mes kalbėjome, kultivacijos lašo, ta centrinė skulptūra, čia tik tai jau yra pirmoji versija, ji yra padaryta, bet tų vandens lašų. Buvo pradinis užmanymas, kad tokias skulptūras tos gausis, bet tokia... Čia kur tą stalą, kur ėjo apie Lietuvą. Bet nebūtumėm galėję eiti aplink Lietuvą dabar, žinai, dabar vis laiką einam su svečiais. Vis laiką einam apie Lietuvą. O ką dar čia buvo, kokių čia tų minčių tokių įdomių. Liečiam Lietuvą, einam ir dar čia kažkas kažką sakė. Ką ten, palauk, aplink Lietuvą, kažką dar. Tai akmenė turi būti Lietuvos širdis tada. Ja, tai Lietuva tai yra ta asmenybė su dievaičiu lietuvoniu, jis simbolizuoja, duoda tą pačią mintį, kad Lietuva yra kilusi, bet vas pavadinimas kilęs nuo Lietaus dievaičio vardo. Lietuva ir Lietaus dievaitis, Lietuvonis. Nu tai atrodo, antiek ir glaudžios sąsajos su tuo vardu Lietuvos pavadinimu, kad reikia apie tą versiją mąstyti kelią. Klausim, nes dažnas nieks neanalizuoja tos versijos, nes juk visi tie vardai, būtent genčių, tautų yra duoti ne taip, dažniausiai ne karinių struktūrų, kaip minima, tik tai tos gentis, kai susilieja, karinės struktūros nusprendė vadai, kad dabar